Labas, parvyko naujai Džiatsų split modeliukai. Tai turime 8 modelį, pažiūrėkime kas viduje. Taip, matot, pajungimai aiškiai parašyti, freonas iš apačios, valdiklis įmontuotas. Atsidarysim pažiūrėti kas viduje. Atsisukau dangtį, pasižiūrėkim kaip išmontuotojas šitas siurblys. Valdiklis lieka prie pagrindinio skydo. Įsiardys pirmas įspūdis, tvarkingai padarytas, sumontuotas viduje 3 kW teno, šilumokaitis plokštelinis, be abejo turi dar apsaugą papildomą kaitinimo elementą. Siurblys Šimkė, tai sakyčiau dabar praktiškai populiariausias iš rytų kas pareina siurblių. Pasižiūrėkim kaip pajungimas. Kaip montuotojai tikrai yra supaprastintas, turim jėgos grandinę, turim komunikaciją su laukiniu bloku ir be abejo, kas yra labai dabar patogu, paruošti kontaktai iš karto boilerio ten. Tai labai supaprastina montavimą. Tai iš montavimo pusės ir prieimo prie įrangos tikrai viskas plačiai išdėstyta, visą laiką galima prieiti ir pataisyti. Mitsubishi Electric kompresorius. Elektroninis turbo vožtuvas, dvigubas radiatorius. Pašildymo kabelio dugnas sumontuotas. Be abejo, ką norėčiau pabrėžti, kad nepamirškit, kad šitos grotos apsauginės, jos skirtos transportavimui. Būtent šitos grotas mūsų klimatui rekomenduojame pašalinti. Labai dažnai diskusijos kyla, bet tiesiog visą laiką jas nuimkite sumontavę. Štai, apžiūrėjome ir surinkome atgal šilumos siurblį. Su techniku įvertinom, mūsų įvertinimas yra 4 žvaigždutės iš 5, sakytume. Pagal kainų kategoriją jis tikrai yra labai aukščiau stoviniai per vidurį. Jo privalumas yra, kad jisai turi Mitsubishi kompresorių, Panasonic sparnuotės, turi integruotą Wi-Fi ryšį, iškart nereikia pirkti. Dabar labai svarbu, jau populiarėja Smart Grid technologija, jisai jau tam paruoštas, turi kontaktus, galit valdyti su CEMO realyte arba su kitom, tai jisai dirbs pagal elektros biržos kainą. Tai jis tiesiog tylus, pigus, geras. Tačiau atvykite į ofisus Kaune arba Vilniuje arba rašykite mums tiesiai laiškus, kontaktai nurodyti apačioje.